dabar važiuoju per Šri Lanką ir galvoju, kaip gerai iš tikrųjų atostogauti ir būti su žmonėmis, kurie tau yra svarbus. Man taip norisi, kad kuo daugiau žmonių tai patirtų, ne kartą per vieną savo gyvenimą, bet reguliariai atostogautų ir leistų savo nuostabų laisvalaikį su savo mylimais žmonėmis. Todėl aš dirbu su tuo, kuo tikiu, tai yra investicinis kaupiamasis gyvybės draudimas, finansinis planavimas, nes kai žmogus turi finansinį pagrindą po kojomis, jisai gali gyventi, o ne tik išgyventi. Ir aš turiu omeny, kad tai nėra tik apie pensiją ir tai nėra tik apie vaikų ateitį. Tai yra apie tavo laisvę dabar keliauti ir rinkti savo gyvenime patyrimus ir būti su žmonėm, kuriuos tu myli. Taigi, mano mielas draugė, žmogau, kuris stebi šitos storius, reelsą, parašyk man, jeigu tu nori iš tikrųjų protingai investuoti, protingai atsidėti savo pinigus ir dar save tuo pačiu ir apdrausti. Aš tau viską labai paprastai papasakosiu, be jokio spaudimo, be jokių kažkokių tai makaronų kabinimų, tiesiog labai paprastai, kas yra investavimas, kas yra kaupimas, kas yra draudimas ir kaip vieną vientisą dalyką galite turėti ir pritaikyti savo gyvenime, savo finansam ir savo atostogom.